Dėdė, pasakyk porą žodžių. Labas rytas. Bet tai vadinat nepasiruošę? Ne, aš nieko neruošiu. Aš čia nežinau. O, gerai. Kas fitmentas? Oi, fitmentas labai gerai. Čia, kaip sakant, prasibaltuoja. Dūmų bus net nereiks net vėl. Tai taip ir paliekam tą mašiną, taip peržegnojam. Sako Marija. Kažkas atsiranda jau net ir galiniai važiuokliai. Toks kong. Dabar pradėjau filmuoti iš naujo. Palauk, dar Iš naujo. Nu varyk! Sveiki atvykę salos gyventojai. Oi, tu saulės nušviestas. Saulės vaikis. Labas. Skrybelė? Nėra. Nesimato nieks. Neatvežėt man skrybelės? Gal matos tik kontūras ir ausis. Nesimato. Svarbu, kad didelis ir Svarbu, kleipė. iš balso žino kas. O, po kavos važiuoju man atvežti. O, tiksliai reikia dar pajudėti į priekį biskį. Šnekėk dabar. Ne, bijau dabar. Aha, jau dabar tai girdinėsi. Kai ne prie kameros, tai visi kieti, o dabar... Iš pavakar biškai bijau dabar. Labas rytas. Darova seni. Darova seni. Kėdės biškai prie tave. Oi. Vai, su kameru. Čiukščia. Dabar jau. Lapytas, minkštutis, putlutis. O, dar vienas ateina. Lami, amor. Hola. Labas. Laboks. Petronis pakeitęs dizainą, viską. Vodas. Nu, nupistasas. Dėdė, pasakyk porą žodžių. Labas rytas. Nerandi draugų, kad vienas. Laukiu dar draugų. Ateik, parodyk. Dabar. Čia kaip nabaštikai grabas. Tavo specialybė. Bet tai vadinat nepasiruošę? Ne, aš nieko neruošiu. Aš čia nežinau. O, gerai. Dabar jau nufilmuota? Taip. Jis, nu, nepadaro tą mašiną tau reklamos, tai būk tikras. Tai taip ir paliekam tą mašiną, taip peržegnojam. Sako Marija. Sveiki sugrįžę pas mane į YouTube kanalą. Šiandieną mes sveikinamės Kuršėnuos. Šiandien vyksta, galima taip oficialiai teikti, kad drifto sezono uždarymas. Nekreipkite dėmesio, kad aš toks prisimerkęs, nes baisiai šviečia saulė. Jo, šiandien turėsim tokią drifto šventę, kaip ir kiekvienais metais, ir su pavasario atidarymo, ir su rudenio uždarymu. Tai šiandien bandysime pasilinksminti 12 valandų autoreivą. Šiandien mūsų organizatorius Linas Ramoška pakūręs. Nu, reikės pasidžiaugti. Žiūrėsim, kaip mūsų biteris važiuos. Reik manyti, kad viskas lieks. Turbūt viską gerai surinkau. Ir šiandien pasilinksminsim. Stengsimės pravežioti kiek įmanoma daugiau žmonių, jeigu prieis. Atsivežėm be abejo ir merčo, mūsų partneriai Autobros, mano bičiuliai atvykę, tai man atrodo įsigys dar kas nors priežiūros savo automobiliui, kosmetikos. Tai va, po truputį renkasi dalyviai, jau parkas gan nemažas, tai mes jau irgi beveik pasiruošėm, to jau už 10 minučių bus briefingas ir keliausim išklausyti, ką papasakos
ir nuo 11 startas iki 23 valandos. 12 valandų nenustojimo drifto. Pasiruošę, dar ruošiamės po biškį. Kas čia dabar? Mergaičių tim. Čia atvarė, nes kažkas neapsiklijuoja mašinos, ne? Atsiprašau, ne. Tingi. Nu tai gerai, tai reikia klijuoti. Čia kokie dėdės įdomus kažkokį matyti. Man atrodo, šiti daro va šitus dalykus tokius, ne? Gerai, einam padėti Karolinai ir jau į pabaigą to eisim į briefingą. Mūsų pitai jau paruošti, turim prekybinį stendą. Tai va jau Sandra dėlioja visas prekes ir mano bičiuliai Autobros įsidėlioja viską savo jūsų automobiliams, tiksliau. Tai jau briefingas atliktas, tuoj mes sėdam į mašiną ir bandysim gazuoti. Kaip dalyviai susirinko, čirba įsitraukė. Gerą mašiną, matot kokią mašiną? Jo, bus smagu, turėtų būti šiandien smagu tikrai. Važiavimus. Kažkaip nelabai suprantu aš tų dabar Zestino padangų. Pavasarį aš su jom važinėjau, tai jų dabar yra likę, nu, pusė, gal šiek tiek mažiau nei pusė. Tiek pat atrodo barų, viskas tas pats. Bet kažkaip užsistatyti atrodo ir rankinį sunku patraukti. Bet paskui, kai šoninį slydimą važiuoji, viskas atrodo gerai. Tik pradedi mestis persimetimą daryti, sukimba belenkaip. Tai paskui persvedi vėl į šoną, atrodo, nėra sukibimo iš vis, tai kelis kartus ir išslydau iš trasos. Nesuprantu kol kas. Per daug nenoriu tikrai nuleisti, nes aš paskui jų neprasuksiu. Tai dabar dedam tiesiog vasarinės, kokias dar turim kitas, reikia pasibandyti su šitom. O su šitom, tai nu nežinau, blemba, čia aišku dabar jau padariau dar 5 važiavimus. Bet kažkaip, aišku, jos labai karštos jau, bet, nu, čia per tiek dar jos neturėjau labai, kad perkaisti. Tai, jo, kažkaip nelabai pagaunu. Aš jau arčiau jos, kad pastovėjo, jau netaip važiuoja. Nu, bandysim kitas. Ką? Yra, kad fitmentas. Oi, fitmentas labai gerai. Užkišk pirštą. Čia, kaip sakant, prasibaltuoja. Dūmų bus net nereiks net vėl.
Jis nori vis atimt rastapkės. Nėra stiliaus dabar. Porą žodžių mikrofoną. Ilgą eilę dabar teko laukti, nes kažkas prieš mus padarė kontaktą trasoj, tai privarė tepalo. Tai dabar pirmieji išvažiavom, grinai pataikiau tos vietos, kur tepalai. Tai toks, tik atleidau, kai ant šlapio grinai. Tai priekį dar neužtaikintų vietų, aš užtaikiau, bet viską gerai išvažiavau, bet toks kopšė lengvai. O už manęs iškart visi susisuko. O šiaip kol kas atrodo lekėsi neblogai. Labai daug mes čia dar važiavimų nepadarėm, nes kažkaip nesiplėšom, karšta labai iš tikro. Bet smagu, ta mūsų šventė drifto. Padangos kaip ir kimba, viskas gerai. Džiaugiamės. vis garsiai. Kažkas atsiranda jau net ir galiniai važiuokliai. Toks kitą pusę. Kažkoks bendras išsilimas.
Mes uždarėme sezoną drifto. Na tai va, reikalai tokie, kad tik buvo ferverkas, o mes jau šiandieninius važiavimus pabaigėme. Nevažiavau iki pat galo, nes greičiausiai būtų mašina sulūžus, nes pajutau, kad jau greičiausiai pusašio granata arba be tepalo, arba jau antiek išsiklibino, kad turbūt dar paskutinis būtų važiavimas, arba du. Ir būt viskas ištiškė. Tai tiesiog nerizikavau, grįžau, pastačiau, užvažiuosim ant tralo ramiai geriau. Važiavimų šiandien tikrai užteko, pilnai padarėm, sudeginom beveik vieną komplektą padangų. Tai jo, Piteris dėl to ir patinka, kad jisai nenaudoja nei kuro, nei padangų, nes užsipylėm pilną baką iš namų, tai dabar dar rodė pusę bako. Smagu, ačiū tiems, kas atėjote, pravažiavote su manim, kas įsigijote merčo. Ir manau, kad drifto sezoną šiemet jau uždarom. Labai ačiū savo visiems partneriam, kurie prisidėjo prie šio sezono, tai Fintransa, Minicar Shop, AZ Extreme klubas, Destino padangos ir visai savo komandai, kurie kiekvienas varžybas važiavo ir pagelbėjo man. Tai ačiū taip pat kontribi nariams ir ačiū visiems palaikiusiems, nes girdėti jūsų palaikymą, ošimą ir plojimus yra net, patikėkit, net širdžiai yra. Tai viskas, mėlyjei, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksim, manau, kitame vloge, o šiandien tiek. Atsisveikinu ir iki kito karto. Ate.